Nu ką, šiandien mes varome į džiunglės. Apie džiunglės girdėjau istorijų, kad tenais yra gyvenančių žmonių. Tai reiškia žmonės, kurie pasirinko atsiriboti nuo sociumo, nuo visuomenės. Ir dabar jie gyvena džiunglės. Ten džiunglės, kažkur pagal žemėlapį mačiau, jog yra didžiulis banjanas. Didžiulis banjanas, po kuriuo netgi vyksta renginiai. Ten visokie teatro vaidinimai, muzika groja ir panašiai. Tai tą banjaną irgi būtų gerai aplankyti. Žodžiu, kelios vietos jau yra numatytos, o kaip ten klostysis reikalai, tai tik vienas kūrėjas te žino. Tas karės kaip šuniukus maitina. Tik ką restorano savininkas išnešė paplatėlių. Vienai karviai davė, tai kitas subėgo iš karto. Užuodė maistą. Dabar į kitus namus nori kaip paprašaikos jas. Tiesiog klajoja ir prašinėja valgyti. Nu ką, aš vėl paplūdimyno, čia prasideda mano kelias į džiunglės. Džiunglės yra tenais, praeitą kartą kopiau tenais į kalną, dabar eisiu aplinkui. Ir ten, žodžiu, aplinkui dar yra namų ir galiausiai turėčiau atsidurti džiunglėse. O čia chebra užtvindė pajūrio upę. Čia užsiema to, kad išbėgtų vanduo tikriausiai iš šitų vietų. Nežinau, kodėl tas trukdo, gal trukdo paprasčiausiai praeiti. Dėl to. Nežinau, o šitas bičas su juodu, kur dabar po dešinę jisai man jau siūlė narkotikų. Čia vyksta nežabotas linksmybės. O mes traukiam tenais. Ir tenais ratu. Praeisim pro tas palapines, reikia pasižiūrėti, kas tenais gero, nes aną kartą neteko. Daid mes nusukome. Mes. Vėl kalbu lyg čia būtų daugiau be manęs kažkas. Aš vienas ir Indija. Viskas. Važiuojam, čia pardavėjai indai rusiškai šneka. Nu, toks labai braukiant. Rusiškas, bet išmokė vis dėlto rusų kalbos. Kainų čia net neklausinėsiu šį kartą, nes reikia taupyti laiką, saulė leidžiasi. Ir džiunglėse likti nakčiai nenorėčiau. Yra čia visokių ir afrikiečių, ir vokiečių buvau sutikęs. Ir įvairiausio plauko žmonių. Ką tušo niekas. Nu va. Čia tie akmenys, kur matėsi nuo kalno, va tenais kalnas yra, ant kurio aš buvau dabar. Keliauju toliau. How much is the rooms? This one or another one? This one, for example. This one is now full. I have this one. Okay. Can I see there? Aha. Vien dėl įdomumo pasižiūrėkim, kas čia. Žodžiu, jūros pakrantį, visiškai jūros pakrantį, bet jau tokios dėžutės bus. Everything is booked? Yeah. So we cannot see inside, right? You have on the top, on the hill? Yes, I have a top on the hill. In the pink building? Yeah. Let's go to see. Okay. Let's go to see. Žodžiu, va tenais rožiniam pastate. Tuoj mums parodys, ką gero turi. Jau mes rožiniam pastate. Kopiam į viršų. Čia jau kažkas gyvena.
This one is like free? Yes, this one free, and the second floor is In the free. second floor, right? Tai va, su tokiu vaizdeliu gali kambarį pasimti. And how much is it? This is 1,000 per night. 1,000 per night? Yeah. Hebra, 10 eurų nakčiai. Va čia gali likti. Like what? And for example, if we take it for a month, how much? Not, Aha, a month. I think 25,000. 25,000? 25 tūkstančiai mėnesį. Palyginimui aš moku 20 tūkstančių. 25 tūkstančiai ant jūros kranto. Can we see inside or it's locked? Nusiemam batus iš pagarbos. Ir čia jau gyvena žmonės, matau. Apsistatė. Kabo. Ok. Labai simple. Labai paprasta lova yra. Kas dar yra? Nu ir tualetas. Reiškia, skalbimo mašinos nėra, bet šiaip tvarkinga. Nėra, kad būtų kažkas čia bardakas ar panašiai tvarkinga. It's clean. It's a clean room, it's a nice room. Turint omeny, kad va su tokiu vaizdeliu tu čilinsi čia mėnesį, tai mano akimis verta. Aišku, kiekvienam skonį. Man nėra jūra toks prioritetas. Tuo labiau čia karšta, kondiškės greičiausiai nėra. Aš po to važinėjimo be šalmo, tai kaip laukinis atrodo. Is there a washing machine somewhere here? Or no? Yes. It is? Sako, skalbimo mašina taip pat kažkur egzistuoja. Nu va čia. Va čia toks vaibelis. Okay. Very private. Yes, this one is very private. The price is same, right? Yes. Yes. Okay, kaina sako ta pati. Čia nais kambariukas, tenais kambariukas. It has no AC. No AC. Okay. That's okay. Ta prasme, be AC galima gyventi, kai pripranti. Man problemų nesidaro, aš iki šiol be AC gyvenu. Nakčiai tik pasileidžiu tą ventiliatorių stipriau. O iš ten mes atėjom ir aš ten toliau trauksiu į tą pusę. So, okay, nice to meet you, man. Thank you. Okay, šiaip čia viskas tvarkinga, išplauta, nušluota, viskas gražu. Sakau, turint omeny, koks vaizdelis, tai kaina visiškai adekvati. Mano akimis. Baigėsi marketas, prasideda kopimo atkarpa, tenais pliažas, regis visai gražus pliažas. Ženklai, kurie perspėja apie pavojų. Kopiam per akmenis, jau patirties turiu iš prieš tai dienų. Mano bačiukai irgi jau darbo nebijo, jau žino, su kuo turi reikalą. Aha, čia klastinga jūra. Around, yeah, we can go around. Aha. Gali eiti aplinkui, aš panaudosiu savo IQ ir tiesiog greitai nubėgsiu. Kai nuslūgsta vanduo, yra kelios sekundės, kai galima prabėgti. Pavyzdžiui, dabar! Yeah! Yes. Nes man pavyko. Gerai, radau pliažą. Dabar reikia rasti džiunglės. Logika mane veda į tą pusę, tenais kažkur. Čia ežeras, kurį mačiau per Google Mapsus. Tik kaži, ar čia gėlas vanduo.
paragausiu dabar ar gėlas vanduo. Ne. Ne gėlas vanduo. Kas galėjo pagalvoti. Ten hebra maudosi. Ten piknikas pas juos gal. O čia gal gyvena? Čia. Čia private property. Aš čia negaliu eiti. My man, maybe you know how I can find a banyan tree in the jungle? Yeah, there's a trek. Yeah, but where is it? I'm not sure. I think it's somewhere beside him. Or On top maybe of the there? hill. Yeah, Yeah, yeah. on top of the hill. Uh-huh. So, okay. The banyan up the hill. Yeah, and you, where are you going? I'm looking for my friend. Ah, I can't reach him. is he somewhere here in this location? Yeah, he said it's somewhere here. So he is hiding from you now? He's not hiding. I'm not getting him on call. When it gets dark? 7. At 7? Yeah, 6:37. Oh. Okay. So, nu turiu kelias valandas, nežinau, kiek džiunglių kelias. Tai ką reiks tamsojai. Diena į pabaigą, o taip atrodo paplūdimys. Sugužėjo Marios turistų. Pilna jų čia. Čia toks lyg slaptas paplūdimiukas, kur visi ateina. Nes tam didžiajam paplūdimy nebuvo tiek žmonių. Man pavyko išsiaiškinti kelią ir panašu, kad jisai yra čia toks biški pasislėpęs pradžiai. Mes tenais nuėjom, bandėm. Mes tai, aš ir tas bičiukas toksai indas kažkokį sutikau čia draugo ieško, tai biški paplėpėjom. Ir dabar viskas, jau saulė leidžias. O aš leidžiuos į nuotykį po džiunglės. Turiu va tiek vandens. Man atrodo, jo reikėjo negerti. Iš tiesų. Jį reikėjo taupyti, nes nusimato kelionė nevaikiška ir nepieniška. Tas yra labai gerai. Čia dar vienas nukrypimas. Einu pačekint. Pačekint, ar čia gėlas vanduo, štai ką aš noriu. Čia vanduo gėlas. Reiškia, jisai iš tenais subėga ten į ežerą. Ir ten ežere jisai susimiksina su sūriu vandeniu. Ir ežere jisai būna surus, bet čia jisai gaunasi gėlas. Labai gerai. Okay. I'm kidding you not, aš mačiau gyvatę. Aš mačiau tikrą judančią gyvatę. Aišku, jinai tepė slydą nuo manęs, nes nežino, kokių rūpesčių gali tikėtis. Bet still, jų čia yra. Vadinasi. Einu išsiplauti veidą bent jau. Taip, valausi su maikėm. Judam toliau, kol nesutemo. Ir vėl buteliai, čipsų pakeliai. Nu tipo, tokios gražios vietos, nejaugi sunku pasiimti su savim nusinešti. Aha, banjanas. Big B. Reiškia, reikia eiti į kitą pusę.
viskas mano patogumai paruošta. O čia panašu, kad buvo kažkieno kempas arba dar yra iki šiol. Nes yra vandens prinešta, yra malkų. Tai va, tai būtent šitose džiunglėse, aišku, greičiausiai bus toliau nuo šito pagrindinio tako, yra gyvenančių žmonių, kurie tiesiog čia kempina. Džiunglių apsuptyje su visom gyvatėm ir visais vabzdžiais, kurie taip pat čia šeimininkauja. Geras. Čia kaip įdomiai. Viduj kažkoks sutrūnijęs medis, o aplinkui kaip gyslos. Auga kitas. Arba čia tas pats, aš negaliu pasakyti, nes aš ne ekspertas. Savo žiniomis apie augalus aš galiu tik tai stebėtis ir mėgautis. Ir sakyti, gamtą gerai darai, daryk tai toliau. O, čia vėl maudynių zona, bet tos maudynių zonos man dabar yra ne... O, gyvatė, fucking. O. Ir žiūrėk, ir jinai nuplaukė. Ir jinai va ten dabar. Van. O Dieve. Aišku, smagu, kad jinai manęs įsigando ir tepė slydą, bet bendroji sumoj. Aš jau 2 mačiau gyvatės. Dar viena. Tai kiek jų čia nais? Tai kiek čia tų gyvačių? Dar viena skrieja. O Dieve. Arba ten ta pati. Stil. Faktas, kad jų čia yra. O Dieve, tie siauri praėjimai. Po to, kai žinai, kad čia tyko gyvatės. Nedžiugina. Visas šlapias. I'm sorry guys, I'm looking for the banyan tree. А вы русские? Привет. Привет, чуваки. Я, ну да, ищу банян и только змей нашел и все. Ага. И там налево надо было где? Остаться на той стороне реки типа? Ага. А где он? Его нет уже? Бля. Sako, nėra banjanų. Aš visą šlapęs. Sako, sudegė tipo banjanas. Jei gal į kitą tada varyt. Nu, jie mane nuliūdino. Va čia įsirengė chebra čilina tokią stovyklavietę. Tai kaip minėjau, šitose džiunglėse gyvena žmonės. Mes matėme prieš tai. Ir va ten dar matom statymus kažkokias palapines. Vėlgi, aš nesirausiu jų privačią erdvę, kadangi jie greičiausiai tam ir išėjo į džiunglės, kad pabūti nuo šaly ir man nėra problemos būti įžuliam tarp žmonių, bet ten, kur
žmonės yra atsiskyrę, mano akimis jau yra nemandagu lysti su savo tą kamerą. Bičiai iš tokiam pasakė, kad praleido kažkur strėlę ir turėjo būti kitoj pusėj upės tas kelias. Grįžtant atgal yra strėlė, kurios lengva nepastebėti, nes tu ateini iš tenais ir va čia ta strėlė, o tu tiesiog nuvarai tiesiai, reiškia, varysiu čia. Hardkoras. Sakė, tas banjanas sudegė vargšas. Bet still, aš atvariau ir aš pasieksiu savo tikslą. Tikrasis banjano medis. O čia irgi banjano medis, tarp kitko. Bet čia mažylis, mes ne to ieškome. Tam ir sportuoju, kad man patirti gyvenimą nesudarytų rūpesčių. Čia šitose džiunglėse viskas atrodo kaip gyvatės. Viskas kaip gyvatės, va, gyvatės. Visur gyvatės. Va, gyvatės. Ant medžių gyvatės. Visur gyvatės. Taip atrodo po kelionės po džiunglės. Gyvatės dar manęs nepričiupo, bet jos žino mano buvimo vietą, tai tikrai. Nes mes visi puikiai žinom, kokios gyvatės tukačias. Tai jeigu viena gyvatė mane pamatė, visos gyvatės dabar žinos. Jos per telegramą susirašo. Nežinau, kur esu. Jau išėjau į atviresnę vietovę, į savaną. Ten saulė leidžias. Tuoj bus tamsu. Ir bus džiunglėse baisu. Aš literaliai išėjau į laukus. Kažkokius. Nieko. Aplinkui nieko. Nuoširdžiai, tai čia tokia potenciali vieta, kur hienos turėtų gyventi, kur per liūtą karalių hienų buveinė yra. To iš krūmo išlysto, kad nu viskas, aš vidury dykynės, o aplinkui nieko nėra. Ir saulė leidžias. O čia statinys vidury dykumos. Okei. Čia vėl jų kažkokie šventumo reikalai. Nesu tikras, kas tai. Čia kažkokie paveikslėliai padėti. Nelysiu. Tai va, Indijos dykynai. Tai aš vėl tai vietoj, kur mačiau gyvatę. Aš vėl tai vietoj, kur buvo akistata su gyvatė ir labai norėčiau išsimaudyti, nežiūrinti tai, kad jinai gali manęs tykoti tenais. Aš visas šlapias po tų džiunglių. Čia kažkas yra, tik aš nesuprantu, kas toks. Grįžtu iš džiunglių. Visas šlapias. Nu ir dar šlapias dėl to, kad maudžiausi, bet ir šiaip iš principo visas šlapias, nes sukaitau.
Jau tamsu, jau nesimato ir po kojom viskas juda. Šlama lapai, kai eini, tai nėra labai jauku. O Dieve, man pavyko. Man pavyko ištrūkti iš džiunglių. Pačiu metu, kai dar ne visiškai tamsu, bet jau prieblanda. Parėjau iš tenais, o čia jau blestina vakarėlis. Aišku, žmonių ne pernelyg, bet nusiteikimas toks, lyg toj prigužės visas baras, nes muzoniukas, transas groja ir pagrindė indai. Užsieniečių nematau. Vėlgi man neaktualu, aš grįžtu ten per olas iki namų. Čia paruošta romantiniai vakarieniai ir kalieniukui. Nu, ta prasme, cool. Gražu, atmosfera nice. Galbūt su šviesom reikėtų padirbėti, kad ne taip kiniškai atrodytų kažką subtilesnio. Ypač va tas mirguliukas. Viskas civilizacijos kvapas. Aš jau vėl einu pardavėjų alėją. Jau liaudės visai gausiai. Šviežią žuvį parduoda. Krevetės taip pat. Užsukom į tokį žabų restoranėlį ir labai jauki atmosfera. Va čia ypatingai man patinka šita dalis.